Sveiki. Dauguma iš mūsų buvom arba vis dar esam pripratę, kad dirbti reikia sunkiai. Kad ten, kur dedam kažkokias didelės pastangas, tik ten vadinasi darbas. Visa kita, tiesiog pomėgis, hobis, užsiėmimas. Ką čia iš to uždirbsi? Nebent tik prisidėti, jau gali prie to normalaus darbo atlyginimo. Bet kai savo mėgstamą veiklą paverčiam darbu, mums niekada daugiau nebereikia dirbti. Todėl yra labai svarbu surasti savo pašaukimą, misiją, talentą, ką mėgstat veikti, arba ką mėgtumėt veikti. Jeigu dar yra sunku susigaudyti, tada atsakymą arba bent jau didesnį aiškumą galima rasti vaikystėje, ką būtent vaikystėje mėgdavot veikti. Ir nors ir atrodo, kad iš to uždirbti neįmanoma šiai dienai, aš manau, kad tai yra tik įsitikinimas. Aš pati, bus kaip pavyzdys, nuo vaikystės mėgau rašyti. Buvau įsitikinusi, vos net šventai įsitikinus, kad iš rašymo uždirbti niekaip negalėčiau, kam čia gali reikėti su mano rašymu. Bet sėkmingai kurį laiką iš to uždirbau. Sėkmingai žmonės uždirba net iš šokio, kurių mėgstama veikla yra šokis. Sėkmingai žmonės uždirba iš grojimo, iš molio lipdymo ir panašiai. Vienas mano pažįstamas žmogus yra man pasakęs, man patinka kalbėti. Aš mėgstu tik kalbėti. Ir viskas. Tada žiūrim, ieškom būdų, kaip įmaterinti kalbėjimą. Visiškai nesikoncentruojant į abejonės, į tai, kad negaliu ar kodėl negaliu, bet į tai, ką galima padaryti, kad įsimaterinti šitą pomėgį. Aišku, galbūt dar prieš tai yra reikalinga palavinta įgūdį, galbūt reikia kažko pasimokyti, kažkokius žingsnius atlikti. Bet jeigu galvojama, kad neįmanoma įmaterinti savo pomėgių, neina to įmaterinti. Tai vadinasi, kažkur yra tiesiog neteisingas įsitikinimas. Nes tikrai įmanoma, viskas yra įmanoma. Žinoma, jeigu ta mėgstama veikla tiesiog gulėt, tai vien iš gulėjimo tikėtina žmogus neuždirbs. Bet jeigu yra dar kokia nors mėgstama veikla, kurią žmogus veikdamas taip dar pasitarnaus kitiems žmonėms, tuomet visata aprūpins jį viskuo, kad tik jis galėtų daryti tai ir tęsti tą savo veiklą. Tada ateina galimybės. Tik ar jos būna pamatytos, ar jos būna įvertintos ir ar jomis būna pasinaudota, čia jau yra kitas klausimas. Kiekvienas mes turim savęs suvokimą, aplink kurį susidėlioja visi gyvenimo faktai. Todėl yra labai svarbu leisti savo žinot, kas aš esu, kas iš tikrųjų aš esu, kai niekas manęs nemato, kai niekas manęs negirdi, tada kai būnu savimi. Ir ar iš tikrųjų, kai būnu su savimi, būnu savimi. Yra labai svarbu suprasti, kaip aš pats save suvokiu. Ir tada pasidaro aiškiau, kodėl aplinkui dėliojasi tam tikri gyvenimo įvykiai, tam tikros aplinkybės, kur visą tai kreipia ir kokia yra ta mano veikla, mano pašaukimas, misija, kokie yra mano talentai. Man kartais tai būna, kad kartais suvokiu, kad aš labai daug dirbu. Nepajaučiu, o suvokiu. Nors atrodo, kad nieko neveikiu. Pojūtis ir savijauta nebūna tokie, kai būdavo po darbo, kurio nemėgdavau, kurio pagrindinis tikslas būdavo dirbti, kad išgyvent. Arba kartais iš aplinkos būna išgirstu, kad matosi, kiek aš daug dirbu. Ir tada taip stepteliu vėl keliom minutėm, kad iš tikrųjų daug. Ir tada galvoju, o tai kur čia yra ta riba? O tai ar nebus perdegimo? Nes aš esu turėjusi kelis kartus perdegimą, labai gerai žinau, kas tai yra per nemalonus reikalas ir po to atsistatyti būna sudėtinga ir užtrunka nemažai laiko. Bet kai darom dalykus, kurie patinka, kuriuos mėgstam ir mylim, tada ir pojūtis kitoks, tada darbo svoris kitoks ir energijos tam daugiau turim. Nemažėja energijos, bet kaip tik daugėja. Ir dažniausiai po visos dienos nesijaučiam išspausti.
Kai darom tai, kas patinka, nesikoncentruojam labiausiai į rezultatą, o mėgaujamės pačiu procesu. Tada ir rezultatas dažnai būna, kad pranoksta lūkesčius, o kai esam įsikibę daugiausiai į rezultatą, turim įsivaizdavimą, kaip jis būtinai turi atrodyti, tada dažniausiai būna, kad kažkas pradeda ne taip dėliotis, kaip buvo suplanuota, arba pats rezultatas nepateisina lūkesčių. Ir kas tada? Skausmas ir kančia. Kai įsikimbam į rezultatą, lieka arba visai nelieka lankstumo. Kai darom dalykus, kurie patinka, tada mieliau renkamės darbą, nei kad ten, tarkim, scrollint socialinius tinklus, nei kad ištisai stebėt begalės storių, ypatingai žmonių, kurių net nepažįstam, tada negyvenam svetimų gyvenimų, tada mėgavimasis savo mėgstamos veiklos procesu suteikia daug daugiau džiaugsmo, to vidinio pasitenkinimo ir aplamai malonumo. Norisi dirbti ir dirbti. Kai nėra nuotaikos, renkuosi dirbti. Kai nieko nesinori, renkuosi dirbti, nes tai kelia džiaugsmą, toks tarsi sielos maistas. Kas dar nežinot savo pašaukimo, misijos ar tai, ką būtų smagu veikti, jeigu dar neina išjaust, tada galima susigalvoti savo tikslą. Vis tiek tai kažkur nuves. Žingsnis po žingsnio galima daryti ir iki pašaukimo, ir iki misijos. Tik reikia norėt ieškoti savęs ir norėt su savim dirbti. Tai kam patinka praktika, galit užsirašyti, koks yra jūsų tikslas, kokios asmeninės patirtys ir kuo prisidės prie žmonijos gerinimo. Tai kad būtų aiškiau, tai užsirašot tikslą, tada kokias asmeninės patirtis susirinksit siekdami šito savo tikslo. Galbūt, negalbūt, o dar ir tai padės kokias nors savybės išsiugdyti. Ir tada, kuo dar, tuo prisidėsit prie žmonijos gerinimo. Nebūtinai tai turi būti globalinė prasme, tai gali daryti teigiamą poveikį bent vienam ar keletai žmonių. Tai nereiškia būtinai ten, tarkim, gydyti žmonės, mentoriauti ar būti vedliu minioms žmonių. Ne visi mes esam čia apie tai, visi turim skirtingus kelius ir patirtis. Žmogaus tikslas gali būti, pavyzdžiui, ir vytelių pynimas, ar ne? Arba kažkoks kitas rankdarbis. Rankdarbis užsiimantis žmogus savo reikalingas patirtis gali susirinkti tokias kaip kantrybės ugdymas, bendravimo įgūdžio gerinimas. Bet kadangi reikės tam žmogui bendrauti su klientais ar nenorint parduoti savo rankdarbius, galbūt dar kokias nors kitokias savybės reikės išsiugdyti ar kokias kitokias patirtis susirinkti. Ir tada tai prisidės prie žmonijos gerinimo tuo, kad žmogus užsiimdamas savo mėgstamą veiklą, ją sudeda savo gerą aukštų vibracijų energiją, daro savo darbą su meile, su geromis intencijomis. Kiekvienas daiktas turi savo energetiką ir nors mums kartais atrodo, kad oi, čia tik daiktas, bet deja yra ir tas kitas subtilusis laukas, kuris nematant ir to galbūt net nesuvokiant, bet daro mums ir mūsų aplinkai poveikį. Tas pats, kas ir balsas. Kai kas girdi tik balsą, o kiti dar ir žino, kad balsas irgi turi tam tikrą savo dažnį. Todėl kartais, kai klausomės kai kurių nors žmonių, ar nebūna pojūtis, kad ramina, kad kažkaip pasidaro geriau, lengviau, kad po kažkokio paprasto trumpo pokalbio su kokiu nors žmogumi atrodo net akyse prašviesėja. Tai yra labai svarbu. Aplamai žmonės, kurie yra pajautesni, jų neapgausi. Gali žmogus turėti ir geriausią iškalbą, ir gali būti marketingo asas, bet savo energetikos nesufeikins. Pajautesnis žmogus iškart jaučia, kur žmogus gyvena su atvira širdimi, kur daro dalykus iš to, kad reikia, o kur daro dalykus iš meilės. Ir prie tokių žmonių norisi būti. Ir nesvarbu, ar kartais sąmoningai ar nesąmoningai. Bet norisi jų klausytis, norisi pirkti jų paslaugas, norisi užsukti būtent, tarkim, į tą parduotuvę, kur dirba tas žmogus, norisi pirkti rankdarbius iš to šviesaus žmogaus, kurie įkrauti jo tos geros šviesios energetikos. Yra labai daug priežasčių, kodėl yra svarbu daryti dalykus iš pašaukimo arba daryti dalykus, kurie teiktų džiaugsmą. Kartais atrodo, kad būtinai tai turi būti kokia nors pompastika, kažkas didelio ar globalaus, nes tik tada yra svarbu. Na, bet dėja, nebūtinai.
Tai rasti save ir suprasti save kai kuriems tikrai nėra lengva ir tai gali užtrukti netgi daug metų. Asmeniškai aš tikriausiai nesu turėjus nei vieno lengvo kelio. Man atrodo, kad man visur, kur tik teko eiti, ėjau sunkiai arba labai sunkiai. Bet tikriausiai todėl, kad dabar nekalbėčiau iš oro. Kartais reikia labai daug išbandyti gyvenime, daug išbandymų praeit, kad suprast, apie ką iš tikrųjų čia esam. Ir tai gali užtrukti labai daug laiko. Tai pradėti eiti savo keliu, tai reikia neturėti iliuzijų, kad bus labai lengva, paprasta ir faina. Nes eiti savo keliu, tai kartais reiškia viską prarast. Eiti savo keliu kartais reiškia praeiti daug visokių šunkelių. Krist, keltis ir vėl keltis. Kartais reiškia neturėti pinigų. Kartais reiškia kažkuriuo metu negalėti pasirūpinti net savo būtinaisiais poreikiais. Tokia yra kaina. Bet svarbiausia yra nesustoti pusiaukeliai. Nes jeigu žmogus sustoja, tada užsistagnuoja, dažnai taip būna iš baimės, iš to negalėjimo perlipti savo skausmo barjerų. Ir tada jau būna nelabai gerai, nes žmogus užstringa. Todėl jeigu pradėjot arba jeigu dar tik tai pradėsit, jau varykit iki galo. Tai vat šiandienos pamąstymai tokie apie tai, kas yra svarbu.